Labas rytas, sveikinamės gegužės 9-ąją, kuomet visoje Europoje švenčiama Europos diena. Mat šią dieną 1950-aisiais buvo pradėta ES istorija. Paryžiuje Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas perskaitė deklaraciją, pasiūlydamas sukurti suvienytą Europą, nes tik taip esą galima išsaugoti taikius santykius. Šis pasiūlymas ir laikomas ES pradžia. Nuo 1985-aisiais Milane vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime buvo nuspręsta gegužės 9-ąją švęsti Europos dieną. Nuo visoje Lietuvoje Europos dienos renginiai švenčiami jau nuo praėjusios savaitės, o štai ateinantį šeštadienį, gegužės 12-ąją, Seimas ir Ūkio ministerija Europos dieną kviečia paminėti aktyviai. Seimo šventė Seimo kieme prasidės tradiciniu dviračių žygiu savo dviračių į Europą 2012 ir tęsis iki Europos geografinio centro. Nuo dviračių žygių visai Europai skelbsime žinią apie Lietuvos pasirengimą 2013-aisiais pirmininkauti ES tarybai, o finišo vietoje renginio dalyvių lauks šventinis Europos dienos minėjimas ir žinoma pramoginė muzikinė programa. Tai tiek apie šią dieną, skubame prie spaudos naujienų. Verslo žinios. Lietuvai taupymas leido grįžti prie ūkio augimo, skelbė premjeras Andrius Kubilius. Vakar vyriausybės vadovas pristatė 2011 m. vyriausybės veiklos ataskaitą, kurioje pastebima buvo mažiau skaičių, daugiau apibendrinimų. Be kitų klausimų premjeras akcentavo ir svarbą tęsti atsakingą finansų politiką, nes Europa, nuo kurios priklauso ir padėtis Lietuvoje, dar visiškai nepasveiko. Lietuvoje pirmą kartą atlikus globalaus verslumo stebėsenos tyrimą, Vilniaus universiteto tarptautinės verslo mokyklos direktoriaus Juliaus Niedvaro teigimu paaiškėjo, kad lietuvis turi energingo, nevengiančio rizikos, išsilavinusio verslininko įvaizdį. Reikėtų šiek tiek padirbėti tik ties etišku elgesiu ir sąžiningumu, rašoma verslo žiniose. Lietuvos muziejus sujungs vienas kelias, tai pavadintas rašinys Vilniaus dienoje. Kultūros festivaliai, susitikimai su menininkais, keliautojais, edukaciniai projektai, svetingi savaitgaliai lankant muziejų ekspozicijas, parodas, istorinės erdves ir kitos kultūrinės akcijos, visa tai gegužės 12 dieną prasidedančiame projekte Lietuvos muziejų kelias. Tai muziejų metų programos kultūrinio turizmo muziejinių renginių ciklas, per kurį Lietuvos gyventojai ir svečiai galės aplankyti net 87 muziejus. Dukart iš Europinės paramos vertų objektų sąrašo išbrauktam pirmojo nepriklausomos Lietuvos prezidento Antano Smetonos dvarui pagaliau atseikėta jam prikelti būtinų lėšų, praneša Lietuvos žinios. Ukmergės rajone Užugiryje esantį Smetonos dvarą tikimasi atkurti iki kitų metų rugpjūčio. Aktorius Rolandas Kazlas maratono dieviškoji komedija režisuoto Eimunto Nekrošiaus nugalėtojas bėga tarsi be ydingų pastangų, lengvai. Taigi išsamų interviu su Dantės vaidmens kūrėju skaitykite Lietuvos žinių publikacijoje Rolandas Kazlas įsijungus 220 voltų. Respublika rašo, jog atšilus orams į šalies kelius, gatves, šaligatvius ir specialius takus pasipylė dviratininkai. Daugybė tarsi iš gausybės rago. Ši transporto priemonė ne tik ekologiškiausia, bet ir ekonomiškiausia. Štai poilsiaujant pajūryje su mašina persikelti per Kuršių marias galima tik už 40 litų, o dviratininkui atsidurti kitoje marių pusėje tekainuoja 2,90 litų kelto bilietas. Dviračių populiarumą rodo ir tokie skaičiai. Pavyzdžiui, 1996-aisiais per marias perkelta 4730 dviračių, pernai metais 192 604. FIBA Europe organizacija sukrėtė revoliucinės permainos. Iš pareigų atleistas generalinis sekretorius kanadietis Naras Zanolinas. Keista situacija. Kitą savaitę per FIBA Europe asamblėją planavome balsuoti dėl Europos krepšinio organizacijos atsiskyrimo nuo tarptautinės organizacijos FIBA, sakė skubiai į Müncheną išvykęs LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Zanolinas buvo žmogus daug klausimų išspręsdavęs Lietuvos naudai. Kaip ši situacija atsilieps mūsų šaliai, svarstoma Lietuvos ryto sporto arenos skiltyje. Kągi šiandien tiek, puikios dienos, geros nuotaikos, susitiksime rytoj.